Čia yra va 5G modemas pats jau toks geriausias, ką paprašiau bitės. O čia va dabar pamatuosim greitį šito modemo, kaip čia dirba. Namuose užsisakiau brangų internetą. Tai žiūriu dabar biškai gal geriau. Bet šiaip tai va prieš tai matau, jeigu matėt prieš tai video, tai buvo 20 iš vis megabitų per sekundę. Tai kas čia per 5G? Čia va matuoja išsiuntimo greitį. Irgi 50. Dabar telefone pažiūrim. Telefone biškai net greičiau negu kompe. Nu va. Nu panašiai, čia 59 buvo, čia 77, ok. Dabar atsijungiam Wi-Fi, žiūrėsim kaip veikia per telefoną, ne per šitą va modemą, kur bitė pasiūlė. Toj pačioj vietoj, vat esam, o toks va greitis. Tai jūs man pasakykit, kam tada reikia šitokių dalykų, iš vis kam jie čia namuose reikalingi. Jeigu 10 kartų greičiau eina, traukia telefonas. Atjungiau internetinį kabelį, gal kameros valgo kažką, bet va toks va greitis. O šito modemas. 5G bitės modemas. Kai buvo Telia, tai veikė virš 100 visada, ten 150, 200, kitose kambariuose po 100 būdavo. Čia dabar tragedija prie pat modemo, va. Ką tik perkrovau šitą modemą, pažiūrim kaip perkrautas veikia. Tas pats. Tai kas čia per fokusai yra, kodėl čia taip daro, kodėl čia taip bitė gudrauja. Nes kai atvažiavo įrengė šitą dalyką, tai parodė man ten irgi sukosi 300, 400, dabar va tiek.